Galbūt daugiau norėtųsi kalbėti apie kategoriškumo priežastis, kodėl žmogus tampa kategoriškas. Ir tam tikrose vietose galbūt atpažinti savo kategoriškumą ir suprasti, kad, na, ką tai slepia tas kategoriškumas, ne, kažką tai slepia. Šoks slėpimas. Iš esmės, kategoriškas žmogus, jisai yra daugiau kovojantis žmogus. Gali būti netgi taip, ne? Kategoriškas reiškia kovoja kažkur tai. Kategoriškai kažkur tai kerta kažką tai. Tai irgi yra tokia kaip viena iš dalių kažkokių tai. Toliau, kalbant apie patį kategoriškumą, tai savaime suprantama, kad tai slepia kažkokias tai vidinės baimės. Dėl to žmogus tampa kategoriškas. Tarkime, nutiko kažkas tai praeityje, kažkokia tai situacija ir bijodamas tą patį patirti, žmogus tampa kategoriškas. Tarkime, žinau, kad taip galėjo nutikti, ką tai veda ir kas tai bus. Žodžiu, žmogus tampa įvairiuose panašiuose situacijose kategoriškas. Toliau apie patį kategoriškumą. Labai sunku kalbėti dėl to, kad šitoj vietoj iš esmės, kuo žmogus tampa sąmoningesnis, kuo žmogus daugiau pradirba su savimi, to kategoriškumas jisai išgaruoja, nyksta. Iš esmės, tie, kas eina saviugdos keliais, kas domisi savimi, kas auga ir panašiai, gali atkreipti dėmesį, kad netgi reikia paskui dirbti su tuo, kad įgyti tą kategoriškumą kažkuriuose tai vietose. Ne tai, kad tą kategoriškumą, bet turėti savo kažkokias tai asmeninės erdvės, asmeninės ribas, nes kategoriškumas gali būti ir asmeninių erdvių kažkoks tai pastatymas, sienos kažkokios tai, ne, tai asmeninė riba. Šiaip netgi tame atveju yra žmonių komunikacija ir žmonės kalbėdami vienas su kitu gali suprasti ir pažinti, ko žmogus galbūt netoleruoja arba kažkas jam galbūt nepatinka, netinkama ir tada, kada žmogus kitas žiūri jūs pagarbiai, savaime suprantama, kad jis nesielgia taip, kaip jums galbūt nepatiktų ar būtų skauda. Tarkime, ne? Pateikiu pavyzdį. Jeigu žmogus turi savo asmeninę erdvę ribą nežiūrėti telefono, tarkime, neskrolinti, nežiūrinėti svetimą žmogaus telefono, tai vadinasi savo partnerio ar ten draugų ar draugių ir panašiai. Tai savaime suprantama, kad tam žmogui nepatikus, jisai gali kategoriškai paimti telefoną, uždengti, paslėpti, kad, ta prasme, duoti suprasti, kad taip elgtis negalima, arba pasakyti atsiprašau, bet mano telefonas yra mano asmeninė erdvė ir panašiai. Tai yra asmeninė erdvė. Ir kategoriškumas gali vienas būti iš priežasčių, kad tą asmeninę erdvę parodyti. Ta asmeninė erdvė yra iki tokio lygmens, iki tokios ribos. Kategoriškas žmogus, jisai gali sakyti, taip, aš niekada to nedarysiu. Tada gali sakyti, niekada taip nebus, mano gyvenime to niekada nebus, aš niekada šito neleisiu, tarkim, čia yra kategoriškas žmogus. Čia jisai tiesiog paima ir užkerta kažkokiems dalykams kelią, vadinasi, netgi užkerta kelią ateiti ir tai situacijai transformuotis. Situacijos visos jos transformuojasi, vadinasi, jeigu kažkada tai vaikystėje, praeityje kažkokia tai įvyko situacija, ta situacija suformavo kažkokią tai reakciją, kažkokią tai mechanizmą, vadinkime, ne? Kaip atitinkamai situacijoje reikėtų elgtis. Pagal kažkokį tai modelį tuo metu, kaip mūsų psichika, psichologija mūsų būtent suveikia ir tuo metu susiformuoja kažkoks vienas ar kitas mūsų modelis, kaip mes panašiose situacijomis elgiamės. Tačiau praėjus kažkokiam tai laiko etapui, tie patys mechanizmai, kurie yra susiformavę kažkada, tai jie pradeda ne tai, kad gelbėti, bet jie pradeda trukdyti. Trukdyti žmogui pereiti į kažkokios tai kitas realybės, aš vadinu tai realybėmis, arba kitokias patirtis ir panašiai, dėl to, kad gali tiesiog ta vidinė programa susiformavusi trukdyti tolimesniam kažkokiam tai veiksmui, kažkokiam tai gyvenimo tolimesniam etapui. Tai tos programos, jos būtent ir yra, aš tuoj gal priešiu dar.
gyvenime yra gyvenimo linija, ne? Gyvenimo linija, kurioje įvyksta kažkokie tai vienokie ar kitie įvykiai. Laikas. Ir laiko etape susiformuoja kažkokios tai mūsų patirtis. Kažkokios tai mes patirime patirtis. Ir tų patirčių esminis dalykas, kad susiformuoja kažkokie nauji mechanizmai. Aš tik rašysiu mechanizmai. Ir tų mechanizmų gali būti labai daug ir labai įvairių. Ateinus laikui, tie patys mechanizmai, jų veikimo modelis ir jų veikimo principas gali šiek tiek tai nebepagelbėti tolimesniems galbūt priimti sprendimams gyvenimiškiams ar taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tai yra esminis momentas. Mechanizmai, laikas. Vadinasi, yra laikas ir yra kažkokie tai mechanizmai. Čia yra patirtis. Čia yra kažkokios tai patirtis. Patirtis. Ir tų patirčių mes suprantame, kad turime nemažai ir kiekviena mūsų tam tikra patirtis, jinai gali įtakoti tolimesnius mūsų ėjimus arba priimtus sprendimus ir panašiai. Galbūt netgi sprendimų nepriimti, ne, jūs būti toje pačioje situacijoje, sako žmogus, suku tą patį ratą ir negaliu iš to rato išeiti, tarkim, ne. Tai yra viena iš tų priežasčių, kad vadinasi, kažkas yra nesuvokta. Ir gyvenime iš esmės, kaip mokykla, neperiname į kitą klasę, tol kol nesuprantame tos pamokos užduočių, kol neišmokstame, neišlaikome egzaminų, neparašome kažkokių tų diktantų ir panašiai, mes nebūname perkelti kažkokią tai kitą klasę, o gyvenime tai kažkokią tai kitą etapą arba kitas patirtis. Tai vienas iš kategoriškumo. Kategoriškumas yra viena iš programų, kuri gali neleisti pereiti kitą etapą. Kategoriškumas vadinasi užkerta. Užkerta tam tikroje vietoje. Vadinasi, kas vyksta. Aš dabar parašysiu kategoriškumas. Kategoriškumas, ne? Ir žmogui yra situacija neišspręsta, kažkokia situacija. Žmogus tuo metu komunikuoja su kažkokiu tai išoriniu pasauliu, pas jį automatiškai jungiasi programa, kuri automatiškai suveikia pagal susiformavusi mechanizmą. Kuris tas mechanizmas, jisai yra nepastebėtas mechanizmas, vadinkime pasąmonėje esantis mechanizmas. Sąmoningas žmogus, kuris užsiema saviugdą, savirealizaciją ir panašiai, jis tampa pastabus. Tarkime, žmogus, ne? Ir čia vyksta tos patirtis. Jis tampa stebėtojas to mechanizmo. Jisai pastebi tą mechanizmą. Ir kada yra pastebimas, jaučia, kada vidinis tas matymas atsiranda. Tarkime, savistaba, kuri išsilavina savistabą, jis pamato pačio mechanizmo veikimą. Kaip veikia pats mechanizmas. Ir tik tai pamačius mechanizmo veikimą, dažniausiai tas mechanizmas pamatytas, jis natūraliai deaktyvuojasi. Galima sakyti tai, deaktyvacija vyksta pačio mechanizmo. Ir labai svarbu tame momente, aišku, transformuoti tai kažką tai naujo. Hipnoterapija, ne, jinai ir yra apie tai, kad ji veda į hipnoterapiją, vadinasi, į kažkokią tai situaciją, nes yra situacija, žmogus esantis hipnozėje patiria kažkokią tai būseną, pamato visą situaciją. Ir grįžęs tuo metu svarbiausia yra, vėlgi galbūt perkalbėti tai, kad, tarkime, tai susiformuotų kaip kažkokia tai naujoviška patirtis ir transformuoti tiesiog tą mechanizmą. Dabar ar gali tas mechanizmas vėl iš naujo susiformuoti, ne? Sąmonė kartais būna labai imli, ypatingai sveika sąmonė, kaip čia pasakyti, švari sąmonė. Čia, kaip žinote, vaiko sąmonė. Jeigu jūs neįrašote kažkokio tai naujo mechanizmo į tą vietą, jūs vadinasi paliekate atvirą ir švarę sąmonę, į kurią galima įdėti vėl kažką tai. Todėl yra labai svarbu, kad toje vietoje būtų suformuotas labai tinkamas ir teisingas mechanizmas. Jeigu yra nesuformuotas tinkamas mechanizmas, vadinasi žmogus einantis neištransformavęs šitas yra pastebėtas, deaktyvuojasi. Ir tada žmogus vėl kažkur tai gyvenime kažką tai patiria ir kažkas kitas žmogus gali labai lengvai jam į tą tuščią vietą įdėti vėl naują kažkokį tai mechanizmą. Dėl hipnoterapijoje tas yra irgi labai yra svarbu, vienas iš tų darbų, kad
Jeigu jau pastebėtas yra mechanizmas, kaip jisai veikia, tai tą mechanizmą transformuoti pagal kažkokią tai naują, o kaip turėtų būti, ne? Kaip turėtų būti. Kaip galbūt atitinkamai elgtis toje situacijoje, jeigu kažkokia panaši situacija būtų ir panašiai. Aišku, reakcijos į tas patirtis gali irgi ir nebebūti, nes kada transformuojasi kažkas, tai vadinasi, kad ir žmogus į tą patirtį nebežiūri taip jautriai, gali nebejautriai žiūrėti ir tai jo nebetrigina, jis tiesiog to netgi būna savoje realybėje žmogus nebesutinka, nes tiesiog jau pasimatymo laukas visiškai yra kitoks. Tarkime, realybė yra visiškai pasikeitusi. Tai čia vienas iš tų kategoriškumų, kuris gali kirsti, daryti kirtimą. Ir tada žmogus sako, kodėl aš suku ratą? Žmogus sako, aš ten kažkur tai suku tą patį ratą. Kas atsitinka? Jūs einate tą patį kelią, einate, kol susidurėte su ta situacija, kurios esate neišsianalizavę. Jūsų kategoriškumas kerta per situaciją ir jūs užkertate tą, bet mechanizmas suveikia. Ir tada vėl žmogus grįžimas vyksta atgal. Ir žodžiu vėl va toks momentas vyksta. Ir va taip sukasi tas mechanizmas. Ir tada reiškia žmogus visada gyvena tą pačią atkarpą. Gyvenimas vyksta toje pačioje atkarpoje, o pereiti į tolimesnį gyvenimo modelį jisai negali, nes iš esmės vyksta tai, kad kategoriškumas užkerta kelią. Tai yra kategoriškumas. Tai yra pačio mechanizmo, būtent šito mechanizmo suveikimas. Veikia pats mechanizmas taip. Žinoma, sąmoningas žmogus gali daryti kitus momentus. Eidamas tą atkarpą, vadinkime, aš pavalysiu dabar taip, eidamas tą atkarpą, jisai pamato, kad jungiasi kategoriškumas, jungiasi tai, kas užkerta kelią pereiti tolimesniam etapui, tarkime, pradeda jungtis šitas momentas, jis savistabos momentu gali keisti net tą mechanizmą. Bet čia reikia labai sąmoningam būti. Vadinasi, jungdamasis mechanizmas, žmogus nedaro to proceso, sustoja tame procese ir netlieka to paties veiksmo. Tarkime, jeigu jums kažkokia tai įvyko situacija, kurioje jūs kažkaip tai kalbate, nes dažniausiai per kalbėjimą tai vyksta, kalbėjimo metu žmogus stato kategoriškumus kalbėjimo metu. Dažniausiai. Žinoma, yra ir kitų būdų, bet kalbėjimas yra vienas iš momentų, kada žmogus stato mechanizmus, kažkur tai kerta kažką tai, ne? Tai žodžius, pavyzdžiui, grubiau pasakoma su kažkokia tai intencija, daro kirtį. Yra ne veltui lietuvių kalboje mes mokindamos dėti dešininis, kairinis kirtis riestinis, o ne ant ko dėti kirtį, ant kažkokiu tai. Tai mechanizmas veikti gali lygiai taip pat. Dedamas yra kirtis. Ir sąmoningas žmogus, jeigu tą kirtį pastebi, jisai tuo metu nekalba. Jis gali pratylėti, pralaukti. Pavyzdžiui, kažkas kažką tai pasakė, kažkokia situacija vyko ir jisai automatiškai nesielgia taip pat, kaip jis galbūt elgtųsi anksčiau. Tai yra vienas iš momentų dirbti su savimi, vienas iš modelių. Tačiau tai, kaip ir minėjau, yra žmogus, kuris yra sąmoningas, kuris užsiema savistabą ir taip keičia savo būtent bendravimo modelį, bendravimo. Toks bendravimas jisai dažniausiai tada pradeda darytis toks daugiau plaukiantis, ramus, jis toks, balsas iš esmės tam tapti gali ramus. Ramiai žmogus šneka. Ir jis nedėlioja kažkur tai jokių ten kirčių ir panašiai. Kai kuriuose vietose, žinoma, tie kirčiai yra reikalingi. Pavyzdžiui, pateikiu pavyzdį. Eina mama su vaiku gatve, ne, ir savaime suprantama, kad tėvai yra vaikų dievai ir vaikai, tėvai yra tie, kurie vaikams nurodo kažkokius tai tam tikrus veiksmus, dalykus ir panašiai. Eina gatve, štai vaikų kažkas susišvietė, jisai bėgti nori per kelią, ne, tarkim, raudonas šviesoforas ir, žodžiu, bėgti nori per kelią. Aišku, kad mama šūktelna. Ir kada jinai šūktelna, jinai vaikui užstato ribą. Jinai deda tokį kirtį. Ir tai yra energetiniam lygmenyje. Ir tokiu būdu
kaip ir viskas yra gerai, nes tada jinai sustabdo savo vaiką nuo galimos nesėkmės. Tai tame santykėje yra viskas, čia yra gerai. Va čia vat ir yra tie kategoriškumas vadinasi, va tas energija laiku ir vietoje. Tai yra laikas ir vieta. Iš esmės, mechanizmai, apie kuriuos aš vat kalbu, jie yra kaip ir visur reikalingi. Tik tai yra jų vieta, laikas ir kiekis. Nu, vat, labiausiai svarbu suvokti tą laiką. Vat, kur iš esmės tai yra reikalinga naudoti, o kur tai yra tiesiog automatų besijungianti programa. Ir kada ta programa jinai yra suvokiama, kad jinai yra kaip ir reikalinga. Galima ją transformuoti kažkuriuose tai vietose, kaip naują modelį kažkokį tai, bet iš esminis pats kategoriškumas, jisai yra reikalingas vat, tų ribų kažkoks dėliojimas vietoje ir laike. Nu, būtent situacijoje tam tikroje. Tačiau jeigu mes taip paimtume santykį, vyro ir moters santykis, mes tarkime, vyras, tai yra moteris ir vyras, ane? Ir vat, kažkurio tai žmogaus kategoriškumas gali trukdyti santykyje. Tarkime, moteris nori eiti, pavyzdžiui, dirbti, užsidirbti pinigų, ne? Nu, tarkim, kaip pavyzdys. Moteris nori įgyti profesiją, ten uždirbti pinigų, būti savarankiškai, galbūt ne tiek smarkiai priklausomai nuo vyro ir panašiai ir taip toliau. Nu, moters noras. Moters noras. Vyro kategoriškumas, vyro patirtis gali moteriai dėti kategoriškumus, kad, na, neva moteris neturi dirbti, nes, na, jeigu moteris dirba, vadinasi, kažkas tai yra. Čia jau klausimas tada yra vyro, kodėl jisai yra kategoriškas tokiai situacijai. Galbūt praeityje kažkokia tai matyta situacija, viena iš tokių, kaip, nežinau, mama dirbdavo labai daug laiko darbe, praleisdavo, dėl to mažai būdavo namuose, pavyzdžiui, tai viena iš tokių priežasčių, kur paskui gali vyrui susiformuoti, nu, jeigu moteris dirba, vadinasi, tu jos namuose nematysi. Arba jeigu moteris, mama, tarkime, uždirba daug pinigų ir išėjo iš šeimos, pavyzdžiui, išvažiavo ir paliko, ne, tarkime, vaikus paliko, vyrai išsiskyrė ir panašiai. Situacija. Vaikų susiformuoja, jeigu ten, tarkime, moteris dirba, uždirba, savarankiškai yra, reiškia, jinai paliks. Nu, vat, tai yra tam tikri mechanizmai, kurie yra iš praeities. Ir kartais žmogus pats galvoje nepastebi, kad tai yra visiškai kitas laikas ir visiškai kitas santykis, kuris trukdo šitai moteriai realizuotis. Ilgainiui bėgant, nerealizuota moteris, jinai tampa pikta moteris, nelaiminga moteris ir panašiai. Todėl tai yra labai svarbus momentas moteriai realizacijai. O vyro kategoriškumas, kas yra kilantis iš kažkokių tai neišspręstų baimių, gali trukdyti moteriai skleistis. Nesiskleidžia moteris, nesiskleidžia jo vidinė moteris, nes vidinė moteris ir atspindi vyro išorinę moterį. Kokia yra išorinė moteris, tokia yra vyro vidinė moteris. Vidinė moteris, vidinė mama. Tai va tokia viena iš tokių situacijų, kuri man va dabar kažkaip tai jinai išplaukė šitą situaciją, vadinasi, ir aš apie ją pateikiu kaip pavyzdį, kur kategoriškumas gali būti laiku į vietą. Einant gatve, vaikas nori perbėgti kelią, žinoma, žmogus sureaguoja, reakcija ir tas mechanizmas, reakcinis mechanizmas, jisai yra laiku ir vietoje, kad vaikas, na, neperbėgtų per raudoną šviesoforą ir tuo metu taip yra apsaugoma. Santykė kategoriškumas, tas, kuris trukdo moteriai eiti realizuotis, kažko tai siekti gyvenime, tai ilgainiui bėgant arba pora tada išsiskiria, arba jie kažką tai transformuoja, kad, na, vis dėlto šitą situaciją tvarkyti. Tai va, tas pats kategoriškumas gali patį žmogų irgi stabdyti nuo tolimesnių kažkokių tai ėjimų į priekį. Tai va, tai čia viena iš tokių situacijų. Dabar aš šiek tiek pakalbėsiu dar apie tą moterišką ir vyrišką energiją ir va, apie tą darbą su savimi, ne? Nes būna taip, kad žmonės nelabai šitoje vietoje suvokia. Kai aš kalbu, kad vyksta darbas su savimi, tai reiškia, darbas vyksta su savo, tai ką mes turime savo viduje. Vadinasi, yra vyras, nu, tarkime, paimkime vyras, ne? Vyras, jisai yra, skeliam jį dvi pusės.
yra jo vyriškoji pusė ir yra jo moteriškoji pusė. Ir tai kiekvienas žmogus. Čia aš nupiešiau vyrą dabar, ne? Ir tai yra vyriška ir moteriška pusė. Tai tos dvi energijos, jos tarpusavio va taip va sąveikauja, sako, įvyksta kažkoks energetinis šokis. Šių dviejų energijų vyksta kažkoks energetinis šokis. Patyrimas tarp moteriškos ir vyriškos energijos. Patyrimas. Tai šokis gali, nežinau, būti tango, valsas, samba, rumba ar ten dar kažkokie, tai taip kaip tos energijos geba kartu sąveikauti, jungtis pagal turimas žmogaus programas, mentalinėme lygmenyje esančios programos. Visas darbas iš esmės vyksta su programom. Tos programos, kai jos sąveikauja tarpusavy darniai, tada ir tie šokiai, va tie energetiniai šokiai, jie būna labai gražus, labai subtilūs, labai fainiai ir nebūna jokių va tokių trūkdžių, kaip sako žmogus, o einu etapas kažkoks ir negaliu peržengti kažkokią kitą medalio pusę. Tai va viena iš tų priežasčių. Toliau apie tą patį. Tai dabar čia tos yra programos. Programos aš šiek tiek nuvalau, dabar man čia jų nereikia. Ir dabar pasakoju toliau apie tėvo vyrišką ir moterišką pusę. Vyro moteriškoji pusė yra mama. Vyro vyriška pusė yra tėvas. Todėl, kad ir kiek mes kovosime su savo tėvu ir mama, jie yra mūsų viduje. Čia yra programos, tėvo programos, čia yra programos, mamos programos. Vadinamos genetika. Tai yra tiesiog programos, tai kas yra visame tame žmoguje. Todėl, kai žmogus, va šitas žmogus, sako, kad tėvas netoks, kad draugas kažkoks netoks, kad ten dar kažką, tai jisai sako apie tai, apie savo tėvą, apie savo vyrišką pusę. Labai elementariai. Jūs sakote, kad jūsų ten draugas kažkoks nieko nesugeba, nieko negali, vadinasi, jumise yra tėvas, tėvo vyriškoji pusė, kuri būtent taip pat funkcionuoja. Tai yra programa. Ir tai gali būti draugai, partneriai, buvę santykiai, absoliučiai viskas. Aš iš tikrųjų duodu labai tokią plačią ganėtinę informaciją, bet tai yra apie tai. Kada yra santykis su tėvu išspręstas, tas ryšys, tada ir ta tėviška pusė, ta vyriška energija, jinai pradeda visai kitaip kuvuliuoti. Tas pats ir moteriška pusė, lygiai taip pat. Jeigu panelė, mergina, šneka, apšnekinėja kitas panelės, sako, kad ji ten kažkur geresnė, tai rodo jos santykį su jos mama. Jos mama irgi lygiai taip pat programos tos pačios kažkur tai sukasi. Dabar šita jos mama turėjo savo mamą. Ir ten irgi tas pats. Tėvas turėjo savo tėvą. Ir ten irgi tas pats, tos pačios programos. Realiai, kur beisi, kiek giliuosi šeimose, tos pačios programos laviruoja. Todėl mūsų santykis su išorinio pasaulio ne tai kas kita, kaip mūsų pačių santykis su savo vidumi, vadinasi, su savo moteriška ir vyriška pusė, moteriška ir vyriška pusės. Čia, ta prasme, va čia tai tokie elementai. Tada, kai einate gyvenimo keliu, jums jungiasi kažkokios atitinkamos programos, kurias jūs transformuojate, tai transformuojasi jumise tai, transformuojasi ir giminės šitose, pavyzdžiui, sprendėte šitą programą, transformavote nėra. Ir tada gaunasi taip, kad jūsų mama irgi pradeda keistis. Visiškai pradeda kitaip funkcionuoti. Jūsų ryšys visai kitoks patampa. Tai viskas iš esmės vyksta subtiliajam lygmenyje, tokiam kaip energetiniam lygmenyje, kas yra DNR'as, tai yra genetika, programos tam tikros ir panašiai. Genetika apskritai jinai yra labai stiprus dalykas ir mes kažkur tai galime tai transformuoti, bet genetika, aš kaip sakau, visada genetika laimi. Genetika jinai yra tas momentas, kada jinai labai nežmoniškus kosminius dalykus jinai atlieka ir kiek ten yra visokio tokio kosmoso, tai yra labai platus dalykas. Tai va, tai mama, tėvas, nepamirškite, esate jūs, ateinate iš tėvo ir mamos, tai yra toks susiliejimas, kaip sąjunga tokia tarp jūsų mamos ir tėvo. Tėvo energija visai yra vienokia,
moteriška energija kitokia. Moteris energija yra plaukianti, vandenynas, jinai neturi, moteriška energija, jinai apskritai neturi krypties, jinai yra pasyvioji energija, jinai intuityvi energija, vanduo. Tai yra intuicija, emocija ir panašiai, vanduo. Moteriška energija, jinai pasyviai yra. Dėl to tos moteris, kurios turi labai daug moteriškos energijos, tarkime pavyzdys, dirba su savo moteriškąją pusę, dirba sąmoningės, labai daug pradeda skleistis moteriškos energijos. Moteriškos energijos labai daug kaip vandenynas. Vyriška energija, tada vyriška energija irgi turi sąveikauti tarpusai. Jeigu vyriška energija šiek tiek yra silpnesnė, tada moteris, aišku, susiranda panašų kaip tėvas, tarkime, nebūna taip. Ir tada, žodžiu, viskas kaip ir sąjungos tos vyksta, kiekvienas akumuliuoja tą energiją. Tačiau moteris labai turinti daug energijos, reikia gebėti su tą energiją, įdarbinti tą energiją pagal turimus savo įrankius, kur galima tai skleisti, ką su jie veikti su tą energiją ir tą energiją pavirsti, realizuoti tą energiją. O realizacija energijos vyksta per vyriškąją pusę. Vyriškoji pusė yra kryptis, strategija, veiksmas ir panašiai. Tai kiekvienas žmogus iš esmės eina tą patį kelią. Nėra tokių, kur ten neturėtų savo vyriškos ir moteriškos energijos. Kiekvienas žmogus turi tiek vyrišką, tiek moterišką energijas. Ir tos energijos tai yra, kaip aš sakiau, tos vadinamos programos. Ir tos programos tiesiog pastebėti. Šiaip tarp kitko konsultacijos metu, kada tinkas vienas žmogus, aš labai dažnai nusiunčiu video, bet ne visada yra pastebima tos programos ir ne visada žmogus save išgirsta. Tai labai yra gerai turėti tada video ir žmogus matydamas video, peržiūrėdamas jį ne vieną, ne du ir ten galbūt kartais ir 5 ir 10 kartų peržiūrės, galų galiausiai save iš šono išgirsta ir tada tos programos būna labiau ir aiškiau pamatomos, tarkime, nei konsultacijos metu. Konsultacijos metu gali žmogus kartais savęs ir neišgirsti, nors yra parodoma, sustabdoma, ne, bet, tarkime, tie video yra labai geras dalykas, kad žmogus tiesiog po to peržiūrėtų ir galų galiausiai pamatytų, kuriuose vietose galbūt yra tam tikri modeliai arba mechanizmai kažkokie. Kuriuose vietose galbūt kažkaip tai kažką tai pakeisti. Tai čia yra tos pačios energijos. Tarkime, yra poros, kurios tarpusavy moteriška ir vyriška energija labai audringi santykiai, ne? O tarkime, audringi santykiai, labai daug yra intrigų, visokių ir panašiai. Tai jeigu taip yra, tai tada vadinasi, žmogus turi atitinkamas programas, jis sutinka partnerį, jie šoka šokį kažkokią. Tos dvi energijos jungiasi kažkokios tai programos, vadinasi, gali jungtis tuo metu skirtingos programos, ne? Skirtingos programos jungiasi, ne? Ir žmonės patiria kažkokį tai šokį. Susijungia šitos programos, tarkim, ne? Ir žmogus patiria kažkokį tai šokį. Tai gali tango būti, pavyzdžiui, šokis, kuris toks impresyvus, ne? Toks kažkoks vedimas, taip, ne? Tai yra santykių pora tokia. Taip jie šoka šitą šokį, nes jie turi tas atitinkamas programas. Žmonės turintis kažkokias kitas programas, galbūt jie neturės aktyvių tų tango modelių šokio, ne, programų, turi, pavyzdžiui, rumbos kažkokios, ir pas juos šokis visai kitas yra. Jiems ir labiau susivaibina, labiau patinka, jie vienas kitą tada pajaučia labiau, nes pas juos yra atitinkamos programos, kurios tarpusavėje susijungia. Ir taip žmonės patiria vadinamą energetinį šokį, energetinis šokis. Iš esmės tai yra energetinis šokis. Santykiai irgi yra iš esmės energetinis dalykas. Viskas yra šiaip energetiniai dalykai. Tiek tos energijos, kaip aš sakau, jos skirtingai juda. Jeigu nėra kažkokios programos, per tą programą energija nepaduodama. Nes nėra tos programos. Taip ir santykiuose, pavyzdžiui, sako, nutrūko santykis. Nebejaučiu žmogaus. Dėl to, kad jūs nebeturite tos programos, kurį jūs vienas kitą pasiekėt vienas kitą. Žmogus išsprendė programą, jinai nukrito tą programą ir, žodžiu, žmogus tampa nebepasiekiamas, nebepasiekia jūsų, nes tos programos nebėra. Tai labai tokie elementarūs dalykai, apie ką šiandien norėjusi šnekėti, kodėl kai kuriais atvejais mes su vienais susisiekėme, susikalbame kažkaip tai arba susitinkame vieni su kitais. Dėl to, kad mes panašias turime programas, per kurias mes galime vienas su kitu komunikuoti
ir va taip patirti kažkokią tai santykį vadinasi. Tai va, tai iš esmės šiandien norėjusi kalbėti tiek apie kategoriškumą ir būtent kas gali užkirtinėti, apie galimybės tai pastebėti. Jeigu su savistaba yra sudėtingiau, žinoma, kažkur tai pasikreipti pas kažkokius tai žmonės, kurie padėtų jums tas situacijas pamatyti. Galite rašytis ir pas mane konsultacijai, galite rašyti laiškus, komentuoti ir panašiai. Ir, žodžiu, kitas momentas apie programas ir apie energetinį šokį jūsų viduje. Ir ką norėsiu šiandien daugiau vesti tą temą, kad mes nesame atskiros kažkokios dalis, mes nesame ten štai čia aš, o čia tu. Iš esmės mes kažkuriuose tai vietose vis tiek vienas su kitu dirbame ir vienas su kitu kažkur tai vienas kitą papildome, pasidaliname kažkom ir panašiai. Tai vat, tai o žmonėms, kaip aš sakau, komunikacija yra reikalinga ir mes kartu komunikuodami vieni kitus patiriame ir taip mes augti galime su vieni su kitais iš esmės komunikacijoje ir panašiai. Tai šiandien tiek tada, iki susitikimo ir nebūkite kategoriški kategoriškumui, nes ne visada tas kategoriškumas yra kategoriškumas, kad jisai ten, tarkim, kategoriškas, gali būti ir kitos priežastys, galbūt žmogui tiesiog kažkas nepatinka ir panašiai, jis nenori, kad tai būtų. Tai kategoriškumas irgi turi atskirų atspalvių, kur ne visada mes galime sakyti, kad tai yra kategoriškas žmogus. Tai daugiau yra jaučiamas dalykas, kur žmogus yra kategoriškas ir ypatingai jo situacija, kuri jam neleidžia pereiti kažkokį tai kitą etapą, tai gali rodyti, kad jis savo kategoriškumu save sustabdo nuo kažkokios tai patirties, nuo santykių augimo, nuo tolimesnių kažkokių tai žingsnių ir perėjimų kažkokios tai kitus etapus, gyvenimiškus kitus etapus. Ir kaip sakoma, išeina iš savo užburto rato. Tai šiandien tiek tada, iki susitikimo.